Sveiki kolegos, kaip jau minėjau praeitą pamoką, specializuojuosi moteriškų drabužių konstravime netipinėms figūroms. Noriu Jums parodyti, kaip koreguojasi priekio detalės lekalas, kai yra didelė krūtinės apimtis. Bandžiau nupiešti moterį su didelė krūtinės apimtimi ir paėmiau bazinį džemperio priekio detalės lekalą. Ką reiškia didelė krūtinės apimtis? Turbūt tai yra moterys, kurių krūtinės apimtis artėja prie 120 ir dar gražesnė. Jums reikėtų pasikoreguoti priekio detalės lekalą. Kadangi štai šitas atstumas matuojant nuo peties taško iki gaminio apačios, tai yra balanso matmuo, jisai yra didesnis negu tipinėse figūrose, jums reikėtų lygiai taip pat pataisyti štai šitą peties pradžios tašką. Mes jį keliame į viršų nuo 1 cm iki 1,5, žiūrint kokia krūtinės apimtis. Suvedam į priekaklį į tą pačią liniją, į pečių tašką sueinam į 0. Daugiau nei 1,5 cm pakelti negalima, todėl kad čia gausis toks smailus kampas ir jau bus bloga detalės konstrukcija. Čia yra tikrai 0, pažasties mes nieko nekeičiam, o kadangi dar kai yra didelė krūtinės apimtis, jeigu yra ir pilvukas, reikia šiek tiek pridėti prie priekio, čia yra ta lenkimo linija, pridedam nuo 1,5 iki 2 cm ir taip toliau. 1,5, 2 ir galima dar daugiau, jeigu yra labai didelė krūtinės apimtis ir atsikišęs smarkiai pilvukas. Į šoną būtinai sueinam į 0. Braižome tokią sklandžią liniją. Nepamirškit, kad va šitoj vietoj turi būti 90 laipsnių kampas. Štai toks paprastas lekalo koregavimas. Artėja žiema, siuvam džemperius, būkit gražios. Su jumis Ramunė Savelienė.